ką mes šiandien kalbėsim. Kadangi didžioji dauguma čia susirinkus yra Microsoft naudotojai ir tuo pačiu Dynamics 365 naudotojai, šiemet nusprendėt jums šiek tiek, kaip pasakyti, atnešti žinią tiesiai veidas į veidą. Stengiamės tą pranešti ir naujienlaiškiais, ir kitais būdais, bet vėlgi manom, kad tą padaryti yra teisinga. Ir pradėsim visų pirma nuo Business Central, kainų pokyčių. Kokia yra žinutė? Nuo šių metų spalio 1 dienos šiek tiek auga Business Central online, tai yra sąsinio sprendimo kainos. Geroji žinutė yra ta, kad vienas dalykas, Microsoftas kainos padidėjimą šiek tiek kompensuoja pridedant papildomus gigabaitus, ta prasme online'inė versija, kuo išsiskiria tai, kad kartu su licenzija atkeliauja ir visa reikiama infrastruktūra, storage'as, database capacity. Tai anksčiau, kaip matysit lenteliai, duodavo Essentials 2 gigabaitus, Premium 3 gigabaitus, dabar tas skaičius gigabaitų yra padidėjęs. Tai tiem, kuriem buvo svarbu duomenų bazės dydis, čia galbūt yra ta geroji naujiena. Kita geroji naujiena, apie kurią irgi visus informuosim, tai kad vis tiek su visais susisieksim ir informuosim, kokius veiksmus reikėtų atlikti, kad užsifiksuoti kainą, dabar galiojančią kainą 3 metam į priekį. Tai iki spalio 1 dienos reikės atlikti tam tikrus veiksmus. Dabar tokią skaidrę mes paruošėm, kurią pavadinom Dynamics 365 on-premise eros pabaiga. Dabar kodėl? Lentelėse, šitose stulpeliuose matysit kainos pokyčius Business Central on-premise, bet iš principo iš dalies ta pati taisyklė taikoma ir Dynamics 365 Finance and Operations. Ką norim pasakyti? Tai, kad nuo 22 metų stabiliai kasmet brangsta licenzijos palaikymas. Ta prasme, visi tie, kurie turi aktyvų licenzijos palaikymą, tą turbūt pajautėt. Ir tai yra tas tęstinis sąmoningas Microsoft veiksmas, skatinant klientus pereiti prie cloudinių versijų. Tai yra gražus, negražus veiksmas, čia vertinam, bet iš principo jie stengiasi ir su nuolaidom paskatinti, bet ir, kaip pasakyti, tam tikrą prasme nepalengvinti gyvenimo on-premise klientams. Svarbi žinutė Business Central klientams, tai yra, kad naujiems klientams, kurie svarstė Business Central on-premise, kad nuo šių metų balandžio jau nebėra galimybės įsigyti on-premise įsigijamų licenzijų. Lieka on-premise opcija nuoma. Ir čia labai svarbu suprasti, kad dabar on-premise nuomos opcija tampa absoliučiai ekonomiškai nelogiška, todėl kad jos kaina yra bene ta pati kaip ir cloudinės versijos. Tai vadinasi, jeigu tu nuomosi on-premise subscription tipo licenciją, tu nieko negauni apart to, kad teisė naudotis software. O su Business Central online SaaS versija tu gauni visą infrastruktūrą ir tavo sprendimas SaaSinis veikia pilnai, nieko nereikia rūpintis serveriais. Ir vėlgi nuo šitų metų spalio mėnesio taipogi vėlgi augo on-premise kainos ir esamiem klientam. Nes esami klientai Business Central on-premise galės toliau įsigyti, pildyti savo licenciją, bet vėlgi tai kainuos daugiau. Tada keletas dar pastabų apie Dynamics 365 Finance and Operations. Čia visi šitie pokyčiai lentelėse, todėl kad pokyčių daugiau Business Central, jų mažiau Dynamics 365 Finance and Operations, bet vėlgi su Finance Operations brangsta licenzijos, lygiai tuo pačiu tempu brangsta licenzijų palaikymas, tik tai skirtinumas yra tai, kad licenzijos vis dar gali būti naujiem klientam pasiekiamos įsigijamos. Pagrindinė turbūt žinutė yra ta, kad mes preziumuojam arba spėjam, kad 2-3 metų laikotarpį tikrai galim sulaukti iš Microsofto žinutės, kad on-premises apskritai yra nutraukiamas palaikymas. Einama link to. Tie veiksmai, kurie čia matosi šitoj skaidrai, jie prie to veda. Tai tokia žinutė. Dabar dar toks
įdomus aspektas licenzijavimo. Dynamics 365 Finance and Operations, čia pavadinimas yra naujas Finance and Supply Chain Management, bet šiandien vadinkim šitą platformą tiesiog FO. Tai buvusi ankstesnė Exapta. Nuo šių metų pradedama griežtesnė licenzijavimo kontrolė. Ką tai reiškia? Anksčiau Dynamics 365 Finance and Operations licenzijos buvo priskiriamos per tokią dedikuotą Dynamics 365 licenzijų valdymo platformą. Dabar visas licenzijų valdymas perkeliamas į tą pačią platformą, kur valdomos ir visos organizacijos M365 licenzijos. Tai ką tai reiškia? Ankstesniai platformai klientai tam tikrose regionuose ypač piknaudžiaudavo licenzijavimą, todėl kad vartotojas galėdavo prie sistemos prisijungti be naudotojo licenzijos. Dabar Microsoftas tvirtų kumščių trinkteli per stalą ir sako nevermore. Jie tą stabdo ir apačioje kaip pavyzdys matot, ką naudotojai jau dabar mato, kurie neturi teisingai, tinkamai priskirtos licenzijos per tą M365 visą admin centrą valdymo platformą. Tai yra, kad jūs tuoj nuo rugpjūčio 30 neteksit prieigos prie sistemos. Susitvarkykit, ar ne? Toliau. Čia iš tikrųjų labai specifinis Power BI-aus produktas, bet galbūt kažkas iš jūsų čia ir turi, tai yra Power BI Premium Capacity. Tai yra iš tikrųjų ganėtinai brangi licenzija, nesumaišykite jo su Power BI Pro, Power BI Premium per user. Jeigu iš principo naudojatės per user Power BI-um, pokyčiai jokie jūsų čia nepaliečia, bet jeigu naudojatės ir žinot konkrečiai, kad Power BI Premium Capacity, jų naudotojai turi keisti licenzijavimą ir permigruoti į Microsoft Fabric produktą. Tai čia tiesiog tokia trumpa žinutė, jeigu jūs nesat užtikrinti, man čia taikoma, netaikoma, tiesiog ateikit prie manęs, pasikalbėsim, patikslinsim, ar ne? Dabar pereinam nuo licenzijavimo prie pačios Dynamics 365 platformos naujienų. Čia tokia didžiulė skaidrė, neįsigaskit, mes ją jums persiusim, suteiksim prieigą per klientų savitarnos portalą. Kodėl mes ją rodom? Aš jau minėjau, ar ne, kad šiemet brangsta Dynamics 365 online licenzijos, bet ką Microsoftas pats sako, tam tikrą prasme teisindamasis, sako, mes labai daug investuojam į produktą per paskutiniuosius 5 metus. Ir čia yra tikrai teisybė. Ir čia tiesiog šitom slaidė, jūs kai ar klientų savitarnos portale atsidarysit, galėsit kiekvieną iš tų spūstelėti ir atsidaryti Microsoft informaciją, koks tas plėtinys, papildomas modulis buvo išleistas. Ar ne? Kaip jūs jį galit galbūt išnaudoti ir apie jį galbūt nežinot. Ar ne? Tai tiesiog žinutė, kad labai stipriai yra investuojama Business Central, kainos pasikeitimas, kuris dabar įvyksta pirmą kartą toks konkretus, aiškiai išreikštas per paskutinius 5 metus, tai pasižiūrėsit, manau, tikrai labai vertinga. Dabar tik tai keletą iš šitų didesnių papildymų Dynamics 365 Business Central paminėsiu, tai yra Sustainability Manager sprendimas skirtas konkrečiai Sustainability apskaitai, CO2 apskaitai, raportavimui, automatiniam emisijų skaičiavimam, tvarumo ataskaitom ir taip toliau. Mintis yra kokia? ERP turim nemažai duomenų, kuriuos natūraliai galim panaudoti, skaičiuojant tvarumo ataskaitas, dėliojant ir apskaitant emisijas. Tai šitoj vietoj Business Central sprendžia šitą problemą ir sukiša viską į vieną platformą. Tai laikui bėgant, aš tikiu, ne vienam iš čia esančių bus tas labai svarbu. Papildomai šiandien kolegos Paulius papasako šiek tiek plačiau apie papildomą kontinėje sprendimą, kuris išplečia šitą Sustainability Manager standartinį modulį. Va. Ir kitas dar vienas sprendimas, kuris buvo irgi pridėtas, čia viskas įvyko 1,5 metų bėgyje, tai yra subscription billingas. Tie, kurie turit prenumeratas pardavinėjat arba turit tam tikras prekes, paslaugas, kurias pardavinėjat prenumeratų principų, tai tas modulis jums. Ar ne? Tai yra jau pačioj sistemoje galite tai valdyti. Dabar apie AI, ir čia aš norėčiau paminėti ir Finance Operation, prieš tai Finance Operation neminėjau, nes iš tikrųjų pokyčių daug, sistema labai didelė,
o Business Central atžvilgių Sustainability Manager ir Billingo subscriptiono pridėjimas tai tikrai labai reikšmingas atrodo, nes anksčiau to nebuvo ir staiga bam, 2 dideli moduliai. Bet dabar apie AI. Tai Microsoft'o žinutė, ir čia yra tikrai faktas, jie žiauriai stipriai investuoja į AI ir ne tik į Copilotą, bet ir į pačias verslo valdymo platformas, juose įdėgiant built-in AI funkcionalumus, už kuriuos jūs papildomai neturit mokėti, tai yra įskaičiuota į Business Central licenciją. Tai kaip pavyzdys, pradėsim nuo Sales Order Agent, apie Business Central kalbam. Čia yra print screenas, aš dar paminėsiu taip, pradžiai. Business Central AI funkcionalumai kol kas nėra visi pasiekimi Lietuvos regionų. Tikėtina, kad jie bus pasiekimi šių metų pabaigoj arba kitų metų pradžioj. Kodėl taip yra, dar nėra atidirbta lietuvių kalba konkrečiai. Tai bet kas artimiausių metų įvyks. Iš karto informuoju, tai yra toksai langas, galima aktyvuoti Sales Order Agent, prie jo yra galimybė priskirti konkrečią pašto dėžutę, pavyzdžiui, į kurią pas jūs krenta pardavimo užsakymai iš klientų, ar ne? Šitas Sales Order Agentas juos nuskaito, jo turinį laiško, pradeda mąstyti per prekių katalogą, eina, žiūri kokios čia prekės, pasiūlo tas prekes jums, suformuoja pardavimo pasiūlymą ir tuomet jūs jau galite toliau atlikti veiksmus. Kaip pavyzdys, automatu sakyti, sukurk man pardavimo užsakymą, jisai gali iš karto siūsti klientui patvirtinantį laišką su pardavimo užsakymu ir panašiai. Tai toksai ne tik, kad Copilotas, kur tu rašai kažko klausi, bet jisai tam tikrą prasme automatizuoja dalį proceso. Toliau yra vienas mažas funkcionalumas marketingo tekstų kūrimas, prisegi nuotrauką, pagal prekės parametrus sukuria tų prekės aprašymą. Jeigu klientas turi e-shopą, tas jam labai aktualu, nes tada per integraciją suvažiuoja, matau rasai jau įdomu, ar ne? Tai va, tai suvažiuoja tą informaciją tiesiai gali ir į shopą. Dabar parodysiu trumpą Microsoft'o video, 1 minutę, bet labai reklamuoju visiems. Kam įdomu Business Central, visi šitie funkcionalumai, susiveskit YouTube Dynamics 365 Business Central ir matysit Microsoft'o visiškai naujai sukurtą paskyrą, jų skirtą Business Central. Ir ten webinarai, naujų funkcionalumų apibendrinimai, tokie kaip overview'ai funkcionalumo, kaip kas. Tai tikrai rekomenduoju pasižiūrėti. O čia tik tai vienas iš jų, bet čia bus pavyzdys, kaip per tą natural language, per chatą, pavyzdžiui, buhalterė užklausė, kokie pas mane dabar pas mus yra skolininkai ir kaip jinai žaidžia su duomenimis, dirbant per chatą. Microsoft Dynamics 365 Business Central has powerful built-in capabilities to analyze and report on data. But finding the insights you need takes time. Copilot simplifies analysis by transforming raw data into insightful summaries using next-generation AI. Just describe what you need, and Copilot creates totals, pivots, and filters to help you find the information you're looking for. Now you can easily explore trends and outliers without ever leaving Business Central. And it's available for most Business Central data, even your customizations, so everyone in your organization can get to insights faster. Make data-driven decisions that propel your business forward with Copilot in Business Central. Nu tai va, toks trumpas pavyzdėlis, bet manau labai gerai iliustruoja, ko galima laukti su šito Copiloto visų aktyvavimo. Dabar tam tikri funkcionalumai jau yra available pas jūs, jūs matysit Copiloto ženkliuką savo Business Central, tai nepamirškit, gali pasimaikyti, pasižiūrėti, bet nesitikėkit dabar daug. Mes ateisim su atskirų pranešimų, kai tai bus iš tikrųjų jau galima bus įveiklinta. Dabar apie FO. FO irgi turi Copiloto built-in funkcionalumą, čia kaip pavyzdys tiekėjo kortelę ir Copilotas pateikia automatizuotai to tiekėjo overview, kiek yra atvirų sąskaitų faktūrų, neapmokėtų sąskaitų faktūrų ir panašiai. Tai irgi tą atkreipkite dėmesį, tas jau veikia, nes čia iš mūsų testinės aplinkos, ar ne?
Toliau, Copilotas taip pat ką leidžia padaryti, šiaip labai patogu vartotojas, kuomet nežino, kaip atlikti vieną ar kitą operaciją, kaip tiekėjai nori sukurti banko sąskaitą, jisai pateikia žingsnius, kuriuos reikia atlikti sistemai. Tai dar palengvinimas toksai nevaikštant per visas instrukcijas. Ir pabaigai turbūt norėčiau dar tik tai paminėti tokią naujieną, kai kas žino, kai kas ne, kad mes kaip Oiksio turim Oiksio Cyber verslo liniją. Ji susijusi su cyber security paslaugomis. Tai labai trumpai, jeigu jūs turit klausimų dėl saugumo, jeigu jums reikia saugumo audito, norit pasitikrinti, ar jau dabar matot, kad jums reikia tai vadinamo SOCO, Security Operations Center, mes esam vieni iš tų tiekėjų, kurie Baltijos šalių lygmenių gali tą suteikti. Ir dar vienas aspektas, paslauga nauja, tai yra kibernetinių pažeidžiamumų stebėsenos įrankis, apie kurį šiek tiek, kodėl jo reikėtų, ar ne, pašnekės Andrius iš Pax 8 šiandien, bet šita paslauga 30 dienų klientams yra pasiekiama dabar iš mūsų pusės nemokamai, mes ją galim tiesiog pajungti, sudėkti jums reikiamus agentus į jūsų tam tikrus endpointus, mėnesį laiko softvaras sukasi, surenka esamus pažeidžiamumus, mėnesio pabaigoje gausite pažeidžiamumo ataskaitą ir mitingą su mūsų ekspertais, kurie parekomenduos, kaip su tuo elgtis, kaip tos pažeidžiamumus eliminuoti, ar ne? Tai rekomendacija, pasigaukite Edvardą, paklausykite Andriaus Pax 8 pranešimo ir klausimai jūsų. Tiek.